Sveiki, noriu labai trumpai pakalbėti apie žmogaus identitetą, apie žmogaus tikslą ir apie Dievo planą žmonėms. Labai lengva yra pamiršti iš tikrųjų, labai lengva pamiršti yra savo tikslą. Jeigu mes nestebim, nežiūrim į priekį, nuolatos savo neprimenam, tai aplinkybės įvairios gyvenime, žmonės, kalbos, filosofijos, įvairūs trukdžiai gali imti ir išmušti mums tą tikslo viziją ir galim kartais vėl pradėti savęs klausinėti, ką aš čia veikiu, kodėl aš čia ką darau. Galim savo pradėti sakyti, kad mes nevykę, mes silpni, mes nieko nesugebam. Arba galim iš kitos pusės išdidžiai save kelti, vadinti save dievais, paneigti bet kokią problemą su pačiais mumis. Ir vienas ir kitas, sakyčiau, ekstremas yra melas. Šventas raštas mus moko, kad mes esam padaryti pagal Dievo atvaizdą. Ir labai nesenai atsiverčiu Bibliją, tiesiog galvoju, paskaitysiu kažkiek švento rašto iš naujo. Seną testamentą reikia pradėti skaityti iš naujo ir taip nuosekliai pereiti per Bibliją. Ir iš tikrųjų atsivertus patį pirmą skyrių, pradžios knygos, tai pats pirmas Biblijos skyrius iš karto užduoda nuostabų toną bet kokiam žmogui. Ar žmogus yra tikintis, ar žmogus yra netikintis. Tai netikinčiam žmogui tai šita vieta iš karto pakelia. Aš noriu paskaityti 27 eilutę, kuris sako: ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą. Pagal Dievo atvaizdą sutvėrė jis jį, vyrą ir moterį sutvėrė jis. Dievas juos palaimino, toliau skaitau 28 dar. Dievas juos palaimino ir tarė: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės. Tai iš tikrųjų, kada pradedam tikėti į Dievą, kada pradedam tikėti į šventą raštą ir kada pradedam priimti šventą raštą už gryną pinigą, ir realiai tikėti tuo, kas yra parašyta, ima spręstis pačios rimčiausios problemos. Tai kas aš esu, ką aš veikiu, koks mano tikslas, kas aš esu, ką aš veikiu, kur aš einu. Problemos, kurios iš tikrųjų slypi daugelio mūsų gyvenimuose. Tai yra labai didelis skirtumas tarp filosofijos, kad žmogus yra tiesiog gyvulys, gyvūnas, tiesiog truputį sąmoningesnis gyvūnas nei visi kiti, netyčia išsievoliucionavęs per milijardus metų, bet realiai, kad kaip ir visi mes esam netyčiukai, netyčia atsiradę šitoj planetoj iš žvaigždžių dulkių ir panašiai. Tai realiai toks požiūris, ką padaro, jis realiai atima visą moralę ir stato žmogų iš vienos pusės gyvulio poziciją, tai iš viso jokios moralės. Iš kitos pusės gali statyti Dievo poziciją, kur žmogus jisai neturi nieko viršesnio, nes niekas jo nesukūrė, jis yra pats savo išsivystęs, patys stipriausi išlieka, ne, aš esu stipriausių šitų žmonių palikuonis, stipriausių gyvūnų palikuonis ir aš toliau varau per galvas visų ir esminis dalykas yra išlikti. Žodžiu, tikslas pateisina visas priemonės. Vienas dalykas, ne? O kitas dalykas, kad gali tikintysis pamiršti, kas jis yra ir gali pamiršti savo misiją. Ir kartais mes, kaip tikintys, kaip krikščionys, prašom Dievo, kad mums parodytų mūsų misiją. Dieve, parodyk man mano misiją, parodyk tą mano pašaukimą jau, kur aš turiu eiti gyvenime, ką aš turiu daryti. Ir pamirštam pačią esminę misiją, kad mes buvom taip kaip ir sukurti pagal Dievo atvaizdą ir turėjom reflektuoti Dievą, elgtis kaip Dievas, gyventi kaip Dievas, bendrauti kaip Dievas, valdyti kaip Dievas, būdami po juo. Dievo, kaip sakant, įpareigoti, Dievo vietininkai žemėje. Bet per nuodėmę žmonės nusivažiavo ir sugedo viskas. Dvasia numirė,
kada yra mirusi dvasia, tai ir siela negali būti sveika. Kada žmogaus dvasia yra palaužta, kuo labiau jin palaužta, mes žinom, kad atsiranda tada psichinės problemos, įvairiausios psichiniai negalavimai. Siela suserga. Ir kada serga siela, labai greitai suserga ir kūnas. Tiesiog viskas yra taip surišta. Ir, žodžiu, žmogus nusivažiavo, tai bet Jėzus Kristus, viešpats atėjęs į kūną, būtent dėl tos priežasties, mirusios žmogaus dvasios atėjo ir mirė ir prisikėlė, atpirko mus, kad mes būtume sutaikyti su Dievu, kad mūsų dvasia vėl būtų šventa ir kad vėl pagal tą šventos dvasios projekciją mes kurtume savo sielas ir savo kūnus. Siela, kad būtų paklusni dvasiai ir kad kūnas irgi būtų paklusnus dvasiai. Kad siela būtų sveika, kad kūnas būtų sveikas, kad kūnas darytų tai, ką Dievas nori. Ir iš tiesų bet kas pažiūrėjęs į tą tokį kūną ir į tą sielą, kuri turi viešpaties dvasią, Dievo dvasią, kūrėjo dvasią savyje, kad bet kas galėtų pasakyti, šitas žmogus yra Dievo atvaizdas, kad jisai projektuoja Dievą, o ne savo norus, ne gyvulį projektuoja, ne kažkokį tai netyčia išsivysčiusi organizmą, bet patį kūrėją, kuriančią pačią aukščiausią, visagalę, amžinai gyvenančią dvasią. Tai iš tikrųjų mūsų pati didžiausia misija kiekvieną dieną šventėti, reiškia atsiskirti Dievui, taip ir artėti Dievo atvaizdo link. Kokia dar galėtų būti geresnė misija iš tikrųjų? Visas realiai dvasinis pasaulis yra mums pasiekiamas dabar. Ir mūsų dvasinė misija reiškia mūsų misija klausyti šventosios dvasios ir paklusti jai irgi yra ranka pasiekiama. Jėzus sakė, kad Dievo karalystė yra čia pat. Angliškai sako at hand, lyg tai ranka pasiekiama. Mums nereikia niekur keliauti, mums nereikia laukti kitų metų, mums nereikia gauti iš Dievo kažkokią specialią žinią, ką mums daryti, bet tiesiog mums reikia atsigręžti į viešpatį, studijuoti jo žodį, instaliuoti jo žodį į protą, kad siela vėl būtų sveika, kaip ir jin turėtų būti, kad jinai pagytų, kad kūnas pasveiktų ir kad kūnas darytų gerus darbus. Bet kartais atrodo, kad pirmiausia mes turim kažką tai atlikti šitam pasaulyje, kažkur nuvažiuoti, kažką tai pabaigti, kažką išmokti, kažką suvokti ir kažkada pradėti daryti jau tą savo tikrą pašaukimą. Bet kada mus viešpats pašaukė pas jį, nuo tos iš tikrųjų akimirkos, kai mes priėmėm Jėzų Kristų, mes esam pilnai savo pašaukime. Ir mūsų pašaukimas yra panašėti į jį, šventėti, iki kol mes susitiksim su juo. O kada mūsų pasikeičia mintis, mes tampam paklusnus jam. Kada mūsų širdis pasikeičia, mes pradedam jo klausyti, mes pradedam jį netgi jausti, vis labiau jį jausti, netgi jausmais, kodėlgi ne jausmais. Ir jausmais mes jį jaučiam, tik tai ne nuo jausmų pradedam nuo tikėjimo. Ir kada tikim, Dievas mus apdovanoja viskuo, ir jausmais, ir sveikata, ir sėkmė visokia. Ir jisai suteikia viską, ko mums reikia visoms kelionėms, visoms misijoms. Jisai atveda žmonės, nuveda mus į vietas. Ir tiesiog čia dabar kiekvienam tikinčiam žmogui, kuris galbūt pergyvena, bijo, jaudinasi, mes visi kartais pergyvenam ir tikėjimas būna susilpnėję kuriam laikui. Tai tikrai noriu padrąsinti, kad viešpats sukūrė mus, jisai atstatė mus ir jeigu jis atvedė mus iki šios akimirkos, jisai ir toliau mus ves. Mums nereikėjo nieko ypatingo padaryti ir patiems kažkaip orkestruoti mūsų viso gyvenimo, mums nereikėjo patiems ieškoti kiekvieno žmogaus atėjusio į mūsų gyvenimą ar kažkaip prisitraukti
kažkokiu būdu labai sunkiai vargstant visas situacijas, bet pažiūrėkite, kaip nuostabiai Dievas tiesiog dėlioja dalykus. Atrodo, tik tai užtenka realiai klausyti jo žodžių, jį priimti, medituoti į tą žodį, virškinti tą žodį. Ir visi teisingai dalykai ima ryškėti, ima reikštis mūsų gyvenime. Tai va, kalbant apie Dievo atvaizdą, tai viena iš tų minčių, kuri turėtų pastoviai suktis pas mus galvoje, yra, ar aš iš tiesų projektuoju Dievo atvaizdą savo gyvenimu. Kiekvienu savo veiksmu, savo mintimi, savo kalba, savo planais, savo norais, savo valia, ar mano valia yra kaip Dievo valia. Tai tiek ir viskas. Tiesiog norėjau šitą mintį pasidalinti. Keletą dar gerų minčių iš tikrųjų atėjo beskaitant, gerų pastebėjimų tokių įdomių. Tai viešpats, kurdamas pasaulį, jisai daug ką atskyrė. 4 eilutėje rašo, Dievas matė šviesą ir kad tai buvo gerai ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas, pirmoji diena. Tai tokie du dalykai iš karto man galvoje nuaidėjo. Kad pirmas dalykas tai, kad šviesa yra Dievo kūrinys, nes Dievas sakė, kad atsiranda šviesa, tai mums žmonėms suvokiama šviesa yra Dievo kūrinys ir realiai bet kokia šviesa, jinai ateina iš Dievo. Tai kai kuriuose mokymuose pasaulyje tiesiog, kai kuriuose sritise saviugdos žmonės sako, aš tarnauju šviesai. Aš tarnauju šviesai. Neužtenka tarnauti šviesai, neįvardijant, kad ta šviesa ateina iš aukščiausio viešpaties, arba kad ta šviesa yra aukščiausias viešpats, Dievas, Jėzaus Kristaus tėvas, bet tiesiog tarnauti šviesai, kad ir kokia jį būtų, kad ir tai būtų ta šviesa, kurią Dievas sukūrė, tai vėlgi būtų tarnavimas Dievo kūriniui, o ne pačiam Dievui. O Dievas kviečia mus kreiptis tiesiai į jį. Realiai mes visada sakom, kad mes tarnaujam Dievui. Ir be abejo mes tuo pačiu tarnaujam ir šviesai. Bet šviesa be Dievo nėra šviesa. Nes ir pats velnis yra šviesos angelas. Ir jisai gali pasiversti šviesos angelų ir atrodyti iš tikrųjų kaip sąmoningumo viršūnė. Nes kaip ir angelai, taip ir demonai, taip ir pats šėtonas yra labai sąmoningos būtybės. Ir pati šviesa kaip sąmoningumas tiesiog, tai dar nereiškia, kad tai yra gėris ir tai, kad yra dieviška. Sąmoningumas gali būti visoks. Ir didžiausi pasaulio, iš tikrųjų, diktatoriai, nusikaltėliai, vardų neminėsiu, jie yra labai sąmoningi. Labai sąmoningi žmonės. Suvokia save, suvokia pasaulio dėsnius ir tas sąmoningumas, ta sąmonė, žodžiu, nėra šviesa. Tai yra tam tikra šviesa, tam tikra apšvieta, bet ne visa šviesa yra Dievas ir aplamai šviesa yra Dievo kūrinys. Šiaip tokia mintis buvo. Ir kita mintis buvo pats atskirimas. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Po to 6 eilutėje Dievas tarė, te atsiranda tvirtuma tarp vandenų ir ji te atskiria vandenis nuo vandenų. Vėlgi Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtumą, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos, ir taip įvyko. Dievas pavadino tą tvirtumą dangui. Vėlgi buvo atskirti dalykai, kad būtų aiškios ribos. 9 eilutė. Dievas tarė, te susirenka vandenys, kurie yra po dangumi, į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų samplūdį jūromis, ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Vėlgi čia jisai atskiria vandenį nuo žemės, taip sukuria realiai kontrastą. Dievas kuria kontrastus. Šviesą nuo tamsos, vandenį
nuo sausumos. Tada 17 eilutė. Dievas padarė dvi didelės šviesas, 16, atsiprašau, ir 17. Dievas padarė dvi didelės šviesas, didesnėje dienai ir mažesnėje nakčiai valdyti. Ir taip pat žvaigždes. Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemėje, ir 18 valdytų dieną bei naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. Taip, kad Dievas išskiria, atskiria ir lygiai taip pat jisai sukūrė žmogų su intelektu, su kognityviniam funkcijom įvairiom. Ir lygiai taip pat mes žmonės esame sukurti, kad atskirtume. Mes esam pajėgus atskirti. Ir iš tikrųjų čia parodo, kad Dievas yra logiškas Dievas. Dievas yra mąstantis Dievas. Ir jisai lygiai taip pat žmogų sukūrė. Tai visa ta kūrinyje, kurią mes matom, visas tas procesas, kaip Dievas kūrė, kaip jisai ką orkestruoja, kaip jisai ką suveda, išveda, atskiria, tai parodo jo realiai savybės. Nes atsiminkim, kad kūrėjas yra visuomet išmintingesnis už kūrinį, aukštesnis už kūrinį. Tai ką mes žmonės sugebam suvokti, ką mes sugebam pamatyti ir atskirti, tai Dievas N laipsnių aukščiau yra, neapskaičiuojamai, nesuskaitomai laipsnių daugiau gali apriepti, pamatyti, suvokti, todėl jis yra visagalis ir todėl mes kreipiamės į jį dėl visko. Ne į kūrinius, ne į savo intelektą, bet realiai ieškom Dievo valios, ieškom Dievo vedimo. Ir dar vienas dalykas, gal grįžtant prie Dievo atvaizdo, tai kad mes esam atsakingi prieš Dievą tiek dėl savo dvasinių veiksmų, tiek dėl savo sielinių, bet lygiai taip pat ir dėl kūniškų veiksmų. Ir kartais iš tikrųjų mes tikintys pamirštam, kad kūnas irgi yra Dievo, kad kūnas irgi yra Dievo resursas, Dievo įrankis, kuris čia žemėje išreiškia tai, kas yra ten aukštai danguje. Tai, kas yra mūsų dvasiai, tuos šventus Dievo dalykus mes turim tą privilegiją ir galimybę išreikšti čia žemėje. Tiesiog įrankis išreikšti Dievo valiai. Ir mes realiai nelabai turim teisės niokoti tą kūną. Mes negarbinkim kūno, taip, nesakau būti kūno kulte, bet pasirūpinti kūnu. Paprasčiausi dalykai - išsimiegoti, pajudėti, pasportuoti, prasitampyti, valgyti sveikai. Tai irgi yra labai svarbu. Ir tai galbūt mano aplinkoje bent jau, kiek aš esu susidūręs su krikščioniška kultūra, tai niekada nėra labai, ten kur aš esu buvęs, nėra labai galbūt sąmoningai žiūrima į tai. Ir čia mes turim pasitempti ir mokintis prižiūrėti ir kūną, nes kada kūnas yra stiprus, kada kūnas irgi yra kaip tarsi Dievo atvaizdas, sveikas, pasitempęs, stiprus, kiek yra mūsų rankose, ta prasme. Aš nesakau, kad mes turim bijoti, baimintis, ten kažkokią klaidą menkiausią padaryti, bet kiek yra mūsų rankose. Tiesiog būti tokiam teisingam saike, teisingam poilsyje, kiek įmanoma, mokintis tausoti save, tiek, kiek galim, tai irgi yra labai svarbu. Nes tiek, kiek mes turime energijos per visą dieną, tarkim, aš galiu sugadinti trečdalį tos energijos, apleidęs savo kūną, dėdamas neteisingą kurą, aš galiu sugadinti trečdalį, aš galiu sugadinti pusę tos energijos, kur aš galėčiau padaryti daugybę nuostabių darbų, kur galėčiau studijuoti raštą, kiek mes turim valandų per dieną, ne per daugiausiai iš tikrųjų. Ir mes dar mažiau valandų turim aštraus tokio proto. Iš ryto atsikeliam, tai protas dar nepavargęs būna, aštrus, mes galim ypatingai pirmą dienos dalį labai daug kurti ir mąstyti ir daryti. Į vakarą, tarkim, jau daromės vis labiau pavargę. Kai kurie žmonės ryte labai pavargę jaučiasi. Vėlgi, tai šita vieta irgi yra svarbi. Ir kada skaitom šventą raštą, tai jisai šiaip moko žmonės prižiūrėti kūną. Iš tikrųjų ir parašyta yra, kad kūnas yra Dievo šventykla, kad mūsų kūnai yra Dievo šventykla.
Ir negalim niokoti Dievo šventyklos. Tai aišku, to kūno dalis, gal sakyčiau, ir siela yra, nes ir mūsų protė gyvena Dievo žodis, ir mūsų valia gali būti pavesta Dievui, mūsų jausmai gali būti priklausomi nuo Dievo. Tai ir siela yra ta dalis šventyklos, bet ir mūsų šitas indas fizinis. Tai va, tai čia tik tai, aišku, keletą minčių išvelgti, tai labai daug ką galim dar pradžios knygui, bet man šitie dalykai labai stipriai užstrigo. Ir mano malda ir mano paskatinimas savo pačiam bei tau yra atminti nuolatos ir savo kaip tokį kontrolinį klausimą nuolatos užduoti. Ar aš šiandieną artėju, ar aš šiandieną paartėjau kažkiek link to Dievo atvaizdo, ar aš stengiausi, ar aš dariau geriausia, ką galiu, ar aš dabartiniai situacijai esu panašus į Dievą, panašus į savo tėvą. Ir nuolatos tai laikydami savo mintise, mes, manau, kad sparčiau augsim. Nes mes mažiau savo pataikausim, mes prisiimsim atsakomybę ir tiesiog turime tikėti, nes taip yra, kad šventoji dvasia nuolatos yra su mumis. Dievas nuolatos yra su mumis. Ir mes jį nuolatos turim ir jis mus nuolatos mato ir nuolatos girdi. Ir kuo mes būsim jam labiau paklusnesni, kuo mes labiau būsim nusikreipę į jį, tuo labiau mes irgi jį girdėsim. Tai tiek. Aš iš tikrųjų esu skolingas padaryti vieną filmuką apie Jėzaus auką, nes prieš 9 mėnesius sakiau, kad padarysiu 3 filmukų seriją, bet padariau tik 2 ir po to nedariau nieko 9 mėnesius. Tiesiog nesudėliau minčių ir po to užleidau ir kažkaip nepadariau to. Ir kaip ir turėjau pirmiausia padaryti tą filmuką, bet padariau šitą ir nežinau, kada tą padarysiu. Nes iš tikrųjų Dievo auka, Jėzaus auka yra toks dalykas, kuri iš tikrųjų apreiškia šventoji dvasia, tą pačią svarbą Jėzaus aukos, tą faktą, kad mes nusidėję, be Dievo mes esam nusidėjėliai ir nešvarūs ir purvini, susitepę. Ir šitą gali parodyti tik šventoji dvasia. Ir prieš video apie Jėzaus auką aš tiesiog noriu truputį įvadą padaryti. Ir po truputį link to daryti. Tiesiog prieš istorijas biškai reikia, daugiau prieš istorijas, kad mes atsimintume, kur mes buvom kaip žmonės, ko mes nusipelnėm. Aš tiesiog noriu daugiau pastudijuoti Dievo žodžio. Ir aš nežinau, kad aš įkelsiu sekantį video ir aš tiesiog nieko nebežadu, bet kada ateina gerų minčių, kurios mane patį sužadina, tai tikrai norisi pasidalinti, įkelti tiesiog į archyvą. Ar kas žiūrės, ar niekas nežiūrės, bet man pačiam yra labai naudinga kai kurios dalykus perpasakoti. Aš tada kažkaip pats labiau ugdausi. Ir galbūt jeigu užklysta vienas kitas žmogus, išgirsta, jeigu tai sujudina tavo širdį, tai ačiū Dievui už tai. Iki. Labanakt.